Sveiki, čia laida Noriu dirbti ir mes grauname įvairiausius mitus apie profesijas. O jeigu kalbėti apie profesijas, yra sakoma, kad Lietuva pasidalinusi į dvi dalis. Yra Vilnius ir yra visa kita likusi Lietuva. Šiandieną mes esame Visagine ir bandysime paneigti mitą, jog čia neįdomu gyventi, jog čia nėra ką veikti. Visaginas pradėtas kurti 1975 metais kaip specialiai suplanuotas miestas būsimai Ignalinos atominiai elektriniai. Jis buvo statomas nuo nulio, su aiškiai suprojektuotais mikrorajonais ir vienu pagrindiniu tikslu – aptarnauti didelį energetinį objektą. Iš pradžių miestas vadintas Sniečkumi, o po Lietuvos nepriklausomybės 1992 pervadintas į Visaginą. Dar po kelių metų 1995 jam suteiktas miesto statusas. Didelis lūžis įvyko uždarius Ignalinos atominę elektrinę. Pirmasis blokas sustabdytas 2004, antrasis 2009 gruodžio 31. Nuo tada miestas neteko pagrindinio ekonominio variklio. Tačiau šiandien Visaginas aktyviai keičia savo ekonominę struktūrą. Vystosi branduolinės įrangos išmontavimo projektai, pramonės ir verslo zonos, energetikos bei inžinerinės kryptis, taip pat turizmo sektorius. Miestas siekia prisitraukti specialistus ir jaunus žmones, siūlydamas darbo vietas ir naujas gyvenimo bei karjeros galimybės. Pristatome pirmąjį šio mito herojų. Esu Erlandas Galagus, Visagino savivaldybės meras. Jau antrą kadenciją, inžinierius fizikas, bet kaip pasirodo ir fizikas gali būti meru. Tai merė, tai jeigu aš, pavyzdžiui, dabar sugalvočiau, kad noriu pabėgti iš Vilniaus ir norėčiau, pavyzdžiui, gyventi kažkokiam nedidelėme miestelėje ir kurti kažkokį tai verslą. Atvažiuoja jaunas žmogus, pavyzdžiui, kuris nieko čia nepažįsta. Nuo ko jam pradėti? Jisai norėtų čia įsitvirtinti ir pradėti sukti versliuką. Turiu tokių atvejų tikrai ne vieną ir kad žinau tikrai atsakymą. Pirmas reikalas tikrai susitikti ir mes jį tikrai iškestom rankom priimsim. Meras priims iškestom rankom? Priims, nereikės ilgai užsirašinėti ir tikrai priims. Ir bus tas žmogus nukreiptas į mūsų vieną turbūt iš nedaugelio savivaldybių, kurie yra įkūrusi Visagino ekonominės plėtros agentūrą, kur jį apsups. Dėmesio papasakos, kokios yra galimybės, kaip įsiteisinti verslą, kur galbūt gauti kažkokią ofisui patalpas, kur gauti ir paraiškas rašyti, finansavimui gauti ir taip toliau. Aš visai galvau, kodėl visi žmonės bėga į Vilnių, taigi ten tiek verslų, taigi ten tokia konkurencija nesveika. Atvažiuojate į Visaginą, ateinat pas merą ir sakot, noriu čia gyventi ir daryti verslą. Ir jūs laukiat išskėstam rankom. Tikrai taip. Tikrai taip. Ir aš, žinokit, daug su jaunimu kalbu ir nesuprantu. Aš dar šiek tiek bitininkas esu. Ir man kartais atrodo, kad ir mūsų kaip žmonių bendruomenė visi nori į tą kamuolį susiburti, reikia kur daug pečiais stumdysimės ir taip toliau. Gal tai yra kažkaip genetiškai įrašyta. Nors visa kita man asmeniškai nesuprantama. Ir mūsų, sakykime, siekis, kad ta kultūra, kuri yra pasiekiama didmiesčiuose, turi būti maksimaliai pasiekiama ir pas mus. Kaip sekasi? Ir labai neblogai sekasi. Turit kokį klubelį, kur pašokti, kur ryte nueiti suvalgyti, kopūstienės. Žinot, vis minat ant tų mazolių, kur tikrai sunku. Čia kur iš tikrųjų. Ateikit, padarykite, ne? Ateikit, nes tai yra vis dėlto verslo sritis. Ta, ką gali savivaldybė daryti, tai aišku daro per tos visas biudžetinės organizacijas, per viešasias įstaigas. Tai tas pats mūsų kultūros centras, kur tikrai galim pasididžiuoti dėl to, kad ta kryptis mūsų į profesionalų meną, jinai jau jaučia. Jau žmonės pajuto, kada atvyksta į Lietuvą pasaulinio garso operos žvaigždės ar baleto ir vienas koncertas yra Vilniuje, antras Visagine, yra dėl ko pasidžiaugti. Pavyzdžiui, kada mes visiškai neseniai įrengėm nuosavų namų kvartalą, apie 100 sklypų, galima nusipirkti sklypą ir statyti. Ir statyti. Ir matau, kad pagal aukcionus jie praeina visi 100% išperkami ir tai reiškia, kad tikrai jaunos, matyt, šeimos, kurios galvoja grįžti, galvoja statyti, kurti ateitį savo, čia pas mus išperkami sklypai. Tai meras, tai va pasakykit, aš jau šiandieną, žinokit, klausiau čia kai kurių jūsų Visagino, kiek kainuoja pas jūs tie namai, buteliai?
Tai Nes labai brangiai nekilnojamas Vilniuj. turtas stipriai pabrangęs, bet jis nėra toks. Ir jūs, pas jūs pabrangė irgi? Labai pabrangęs, jeigu kalbėt apie butus, tai aišku, toli gražu nėra čia tie didmiesčiai ar ten, žinot, kurortiniai miestai, bet... Na, 70 kvadratų koks butelis, pavyzdžiui. 70 kvadratinių metrų, nu toks geras, sakykime, 3 kambarių butas, nu kainuos taip nuo 50 iki 70 tūkstančių. Jūs jau kalbate. Priklausomai Čia nuo... skaitos pabrangė. Taip. Visaginas išsiskiria tuo, kad yra įsikūręs Visagino ežero pakrantėje, o miestas iš visų pusių apsuptas pušynų ir miškų. Ežeras su paplūdimiais ir takais yra pagrindinė poilsio vieta, o gamta čia prasideda tiesiog prie daugiabučių. Visaginas didžiuojasi ir tuo, jog čia įsikūręs Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, vienas iš labiausiai vertinamų profesinio mokymo centrų Lietuvoje. Jis dažnai minimas dėl mokinių pasiekimų, modernių mokymo programų ir stipraus ryšio su darbo rinka. Pristatome dar vieną šio mito herojų. Sveiki, esu Vytautas Petkūnas, Visaginas Tech direktorius. Kaip vertinama jūsų mokykla yra? Vertinama gerai. Tarkim, praėjusį ketvirtadienį mūsų mokykla buvo įvertinta kaip metų mokykla konkurse, Tai ko jūs tokie kuklus? kurį organizavo ESFA agentūra metų pameistrys. Tai nominacijos buvo mokymo įstaigoms, profesijos mokytojai, meistrui, kuris moko darbo vietoje ir pačiam pameistriui 5. Tai mūsų 2 nominacijos ir profesijos mokytojas Denisas ir pati mokymo įstaiga tapo nominuotais 1 vietai. Yra bent 10% tų, kurie turi aukštąjį mokslo diplomą. Ai, pas jūs ateina apsimokyti. Ir ne tik tai, kad kažkur vadybininką baigęs, o dabar sugalvoju, kad jam iš tikrųjų rimtos reiktų kažkokios profesijos. Profesijos, taip. Būtent šitos technologijos aukšto mokslo diplomas rankose, bakalauro, tarkim, taip toliau. Tačiau jie pas mus mokosi. Ne, teorija, tik žino. Tai pasakant tokį, šnekamąją kalbą, būtų teoriškai arklys, o praktiškai nesikelia. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras yra stipriai orientuotas į inžinerinę ir pramonės kryptį, ruošdamas specialistus šiuolaikiniai gamybai ir technologijų sektoriui. Mokykla išsiskiria tuo, kad čia veikia unikali, tik Visagine vykdoma plastiko liejimo įrenginių derintojo programa, kurioje mokiniai įgyja praktinių įgūdžių dirbti su modernia gamybinė įranga. Tokios kalbos yra, kad galima mokytis gyventi sostinėje tik tai, o visur kitur, taip. Aš galiu pasakyti, kad jūs stovite šitoje patalpoje, kuri yra unikali ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos regione. Čia yra pilna mokomoji gamykla, atitinkanti pramonės 4.0, 4 kartos visą gamybos standartą, kurio žmonės nebedalyvauja, o patys įrengimai gamina kažkokią produkciją, tačiau kai įrengimai sugenda, vis jam reikia žmogaus. Visagine – ramus gyvenimas gamtos apsuptyje. Čia galima mokytis mokykloje, kurioje diegiamos naujausios technologijos, o žinių semtis atvyksta specialistai iš didžiųjų Lietuvos miestų ir įmonių. Kaip yra pabrėžęs meras, mieste išlieka ir labai draugiškos gyvenimo kainos. Klausykite, gal čia tas yra tas toksai dar kažkoks labai senas mitas ir kažkokios labai senos kalbos, kad tai yra nelietuviškas miestas. Gal čia irgi dar truputėlį įtakoja? Tai net ne mitas, tai yra visiškai faktas, kad miestas yra labai daugiatautis. Daugiatautis ir 11 metais buvo statistika, kur deklaravo žmonės, kokios tautybės jie yra. Tai buvom suskaičiavę daugiau negu 40 tautybių. Mitas yra šiek tiek kitas, kad tai yra rusų miestas. Tai yra netiesa. Tai yra rusakalbių miestas tikrai taip. Ir rusų kalbos čia išgirsi tikrai daug, bet tai nereiškia, kad tai yra žmogus, kuris kalbės su jumis rusiškai, kad jisai rusų tautybės. Nes ir dabar mes turim procentiškai daugiausiai atvykusių ukrainiečių po karo pradžios, kurie atvyko pas mus čia gyventi ir pasiliko čia gyventi, bet jeigu jūs kalbėsite su jom, tai jie jums atsakys rusų kalba, bet jokių būdų tai nereiškia, kad jie yra rusai arba prorusiškos politikos. Vienu žodžiu taip, mažiau skleiskit pliotkų, kad Visagine gyventi negalima, geriau padėkit susikurti čia jaunom šeimom savo ateitį.
Šansų yra, žiūrėkit. Čia būtai pigesni, Vilniui bandžiau pažiūrėti, kokios kainos ir klausiu, kiek čia būtai kainuoja. Namą galim nusipirkti. Būtų pigesni, galbūt mažesni kažkiek atlyginimai, galbūt tas pats. Specialistai, jeigu atvažiuoja specialistas dirbti. Bet kas liečia gyvenimo kokybę, šitam pušynė prie ežerų, tikrai dalykas yra lygintinas ir aš randu žymiai daugiau pliusų, negu kad valandas stovėti kamštyje Vilniuje. Oi, kaip čia įgėlėt. Įgėlės. Aš kada kalbuosi su mūsų vyriausybės atstovais, sakykime, mums daug nereikia, mums tiesiog trupučiuką, truputėlį padėkit ir suteikite šansą. Kada mes kalbam apie tą pačią laisvą ekonominę zoną, taigi nieko nereikia kažkokių tai stebuklų, čia didelių investicijų. Tiesiog sudarykim sąlygas, o mes jau pasistengsim. Oi, ne, jeigu jūs jau kalbate apie laisvą ekonominę zoną, tai aš jau žinau, kad tada, kur aš jau čia verslausiu. Jūs rimtai apie laisvą ekonominę zoną? Tikrai taip, jau įstatymo projektas yra paruoštas ir kaip tik šiuo metu kalbamės, deramės. Tai jūs esate ant tokios ribos, kas dabar spės pas jūs į tą traukinį? Aš labai tikiuosi, kad ji bus įsteigta, bus priimtas toks įstatymas ir jeigu tai atsitiks, tai patikėkit, ar tai bus vienas ar kitas ten tos laisvosios ekonominės zonos operatorius, bet savivalda įdės visas pastangas, kad būtų siūloma visur ir kviečiami visi investuotojai, kurie tik tai gali. Klausimų daugiau tikrai nebėra ir manome, jog mitas tikrai paneigtas. Esame logistikos įmonėje. Bandysime paneigti mitą. Bet nesakysiu, koks tai mitas, nes žymiai įdomesnis dalykas yra tai, kad šios įmonės patalpose darbuotojai gyvena kartu su bitėmis. Sekantis mūsų laidos mitas, jog logistikoje kiekvienas dirba savo. Vairuotojas važiuoja, vadybininkas planuoja, vadovas sprendžia ir viskas tarsi laikosi ant atskirų žmonių, o ne komandos. Esą svarbiausia, kad kiekvienas atliktų savo dalį. O komandinis darbas čia nėra toks reikšmingas. Tačiau logistika kaip sistema atsirado būtent iš poreikio viską sujungti į vieną grandinę. Dar senovėje, ypač kariuomenėje, reikėjo užtikrinti, kad maistas, ginklai ir įranga laiku pasiektų karius. Vėliau, augant prekybai ir pramoniai, šie principai persikėlė į verslą. Taip logistika tapo ne atskirų veiksmų rinkiniai, o koordinuotų procesų, kuriame kiekviena grandis priklauso nuo kitos. Pristatome pirmąjį šio mito herojų. Sveiki, esu Sigitas Meilūnas, Kamida ir Kamidas Service direktorius. Tai jeigu kas nors netyčia, nors vienas mechanizmas visoje šitoje sistemoje sulūžtų, kas atsitiktų logistikoje? Didžiulė problema. Ja? Viskas tiesiog sugriūtų. Rimtai, dėl vieno sraigtelio? Logistikoje kaip yra? Tai iš tikrųjų labai dinamiškas ir greitas verslas, ne? Ir atrodytų, kad ir vienas kažkoks tai nereikšmingas procese dalyvaujantis žmogus, kuris net nesiliečia tiesiogiai su klientų aptarnavimu, kažkokio tai darbo netlieka laiku, tai iš principo įtampa pradeda jausti visą komandą. Galimai ne tik komanda, bet ir gali tai pajausti net ir pats užsakovas. Todėl ir savo organizacijoje mes natūralu, kad skiriam labai didelį dėmesį į investicijas, į darbuotojų edukavimą, profesionalumo ugdymą, tačiau pagrindinį dėmesį vis tiek skiriame sėkmingai komandai. Ir iš principo jau kai komanda yra sėkminga, jinai gauna tokį ritmą, tai tarsi sniego rutulys, kurį kaip kočiotum. Ir jis eina sėkmė, ambicija, tikslai, bonusai, karjera ir kai gauna tas jau rutulys savo pagreitį, tą komandą praktiškai neįmanoma sustabdyti. Ir visiškai priešingai. Jeigu komanda nesubalansuota, tarpusavy viens kito nesupranta, darbas tiesiog nesiklijuoja. Kamida – tai lietuviška logistikos ir transporto įmonių grupė, dirbanti tarptautiniu mastu. Pagrindinė jų veikla – organizuoti krovinių pervežimą visoje Europoje, planuoti maršrutus ir užtikrinti, kad kroviniai laiku pasiektų klientus. Pristatome dar vieną šio mito herojų. Sveiki, esu Sigita Šedbarė, komandos vadovė ir dirbau įmonėje Kamida, mūsų avily. Tas komandinis darbas čia kaip bičių avilyje. Ar ne? Ant kiek jūs iš tikrųjų jaučiat vienas kitą? Tai yra labai svarbu turbūt. Tai svarbiausia yra komanda, be geros
komandos sunkiai veikiamas yra darbas. Tai komunikacija komandoje yra be galo svarbu. Vienas žino, kitas žino, vienas specialistas, kitas specialistas. Tai komunikacija komandoje yra vienas pagrindinių dalykų. Bet galima ir nesusišnekėti, skirtingų kartų, skirtingų amžių, visko būna gyvenime. Būna. Ir pasipykstam, ir apsikabinam, ir kaip visur. Žinoma, tai gal mano tokia užduotis rasti tą bendravimo būdą visom kartom. Visom kartom. Ir visom kalbom. Ir visom kalbom, ir visiems suprantama, aiškia, trumpa, konkreti kalba. Ir kaip bičių avelyva, kiekviena bitė turi savo vaidmenį, ne? Turi motinėlę, tranas, bitės darbininkės ir jos labai tas vaidmenis pasiskirščios yra. Komandinis darbas šioje įmonėje dažnai lyginamas su bičių aviliu. Ir tai ne šiaip palyginimas. Įmonės akcininkai yra bitininkai, todėl jie labai aiškiai supranta, kaip veikia avilys ir kodėl kiekviena grandis jame yra būtina. Pristatome dar vieną herojų. Esu Eugenijus, dirbu Kamidoje, dirbu vairuotoju. Kiek yra svarbu jūsų komandai planavimas? Jeigu vienas pats į kelią išvažiuotumėt, susitvarkytumėt? Ne, aš niekur nenuvažiuočiau, vadybininkas. Kodėl? Nu taigi viską, jūs žinot, ne pirmą kartą važiuoja. Tai aš žinau, bet tai vadybininkas planuoja pakrovimus, iškrovimus ir laiką ir visą kitą, tai kaip vienas. Vienas nedirbi komandai niekaip. Ne. Vienas laukia ne karys. Ne. Bet turbūt tas komandinis darbas labiausiai atsispindi ir labiausiai reikalingas yra tada, kad jeigu atsitinka kažkokie nenumatyti atvejai, ar ne, nu kažkur tu išvažiavai, kažkur kitam pasaulio krašte esi. Labai gerai, kad tave seka vadyba, kad žiūri, kad padeda kiekvienoje sekundėje. Ne be to, todėl kad tai yra mašina, jinai ir genda, būna ratas sprogsta, būna nuleidžia, būna tiesiog jinai sugenda ir tu sustoji kely ir ką tu darai. Nu tai pirmiausia skambini vadybininkui, vadybininkas praneša technikos skyriui, mechanikui kažkuriam tai. Savaitgaliais yra budintis mechanikai, tai nesmė, kada tu sugedai dieną naktį, tu vis tiek turi pagalbą, tu skambini, tau arba iškviečia servizą į vietą, jeigu servizas negali pagelbėti, iškviečia tą vadinamą vikingą, tave nutempia iki servizo ir ten suremontuoja. Jeigu temperatūra, kas tada? Vėlgi atvažiuoja, iškviečia medikus, visi vairuotojai yra drausti, taip kad nėra jokių problemų, jokių sunkumų, nesvarbu, kad tu gali ir neturėti pinigų, tau vis tiek bus suteikta ir pirma pagalba, ir gydymas. Tu vienas išvažiuotum ir kažkas tau atsitinka, ir ką tu darai? Ir šakės. Ir nieko tu negali padaryti. Ir šakės. Be komandos, ne, tu nulis. Ši įmonė ypač patraukli ambicingiems žmonėms, kurie nori daugiau nei tik kasdienės rutinos darbe. Čia vertinamas augimas, atsakomybė ir noras judėti pirmin. Todėl tai vieta tiems, kurie siekia tobulėti ir kurti daugiau nei vien atlikti užduotis pagal sąrašą. Dažniausiai vadovai bijo tų ambicingų žmonių. Na, žinot, kaip sakant, alsuoja į nugarą visą laiką, nebijo tokių įmonėje. Mano ir prieš tai buvęs vadovas ir dabartinis visą laiką sako, tu samdyk Sigitai žmonės, kurie yra geresni už tave atitinkamoje srityje. Ne? Ir va šitoje vietoje ir atsiranda turbūt žavumas, kad nereikia bijoti tų ambicingų žmonių. Atvirkščiai jos reikėtų traukti. Ir mūsų kaip organizacijos vadovų atsakomybė vėlgi atrasti tuos talentus ir padėti jiems atsiskleisti. Ne? Tada ir pati organizacija bus gera. Apskritai mūsų svajonė turėti tarp transporto vadybininkų, mes juos vadiname dispečeriais, mažus verslininkus. Ne? Nes nuo jų iš tikrųjų labai daug kas priklauso. Jie apjungia praktiškai didžiąją dalį ciklo paslaugos. Šios įmonės patalpose dažnai galima sutikti partnerius iš visos Europos, kurie čia atvyksta ne tik darbo reikalais, bet ir pasidalinti įspūdžiais. Ne vienas jų išsiveža gerą žodį apie tai, kaip čia organizuotas darbas ir kokį įspūdį palieka profesionali aplinka. Kamida teikiamų paslaugų lygis skiriasi nuo to, ką paprastai siūlo dauguma subrangovų. Dažniausiai subrangovas dirba labai paprastai. Gerai, jūs esate didelė įmonė vakarų Europoje. Aš turiu sunkvežimius, turiu vairuotojus, aš suteikiu jums vairuotojus ir sunkvežimius, o jūs juos siunčiate iš taško A į tašką B. Ir tuo viskas apsiriboja. Su Kamida yra kitaip. Jie visada tikisi šiek tiek daugiau iš savo vairuotojų ir darbuotojų, seka procesus, užtikrina geresnį aptarnavimą, jie taip pat užduoda klausimus ir stengiasi tobulėti. Jie klausia ekspedijavimo įmonių vakarų Europoje, kaip galime pagerėti, ko galime išmokti, kaip
kaip jūs tai darote. Tuomet šias žinias pritaiko praktiškai ir siekia aukštesnio lygio savo vairuotojams bei visai įmoniai. Toks požiūris suteikia mums daugiau pasitikėjimo patikėti jiems net sudėtingiausius darbus. Mes pilnai integruojame Kamida sunkvežimius į savo parką ir jais pasitikime. Taip pat žinome, kad iškilus problemai galime tiesiogiai kreiptis į Kamidą ir turėti konstruktyvų pokalbį, kuris baigėsi realiu sprendimu, o ne tik atsakymu. Gerai, bet jūs nesuteikėte mums reikalingos informacijos ir tuo viskas pasibaigė. Viena svarbiausių įmonės krypčių yra tvarumas. Čia siekiama, kad kiekvienas sprendimas būtų ne tik efektyvus šiandien, bet ir atsakingas rytojui. Ne veltui šios įmonės patalpose gyvena ir bitės. Pristatome dar vieną šio mito herojų. Aistė Garbenė, Kamida Group teisės skyriaus vadovė. Mūsų pastatas, kuriame dabar sėdime, turi BREEAM sertifikatą. Aha, čia reikėtų paaiškinti visiems žmonėms, ką tai reiškia. Taip. Tai pastato statyba buvo prižiūrima specialisto, kad gautų tvarumo sertifikatą ir žalio pastato. Tai reiškia, pastatas savo veikloje nenaudoja iškastinio kuro. Jisai vėdinimo sistema, šildymo sistema, elektra, viską aprūpina saulės energija. Mes turime baltą stogą, kuris puikiai atspindi šviesą. Tai reiškia, dar daugiau mums prigeneruoja saulės energijos. Taip. Turim elektromobilių parką, turim elektros pakrovimo stoteles. Mūsų komanda, vykdydama darbinės funkcijas, kuria pridėtinę vertę įmoniai, klientams, bet nedaro žalos aplinkai. Mūsų akcininko požiūris yra, kad daryti viską, kad būti žingsniu priekyje, būti pirmiem ir pavyzdys kitiem, nes ir klientas orientuotas į tai, kad vartoti ekologišką, žalią, tvarią prekę ar produkciją. Mitas, jog logistikoje galima pasiekti rezultatą be komandos, tikrai paneigtas. Čia svarbiausia, kad kiekvienas žinotų savo pareigas ir atsakomybės, o kartu suprastų, jog geras rezultatas atsiranda tik tada, kai visa sistema veikia išvien.